Sibiras apskritai yra labai didžiulis regionas ir turbūt labai sunku jį būtų vienu žodžiu apibrėžti, kad tai yra pietinis Sibiras, yra vidurinis Sibiras, yra tas užpoliarinis Sibiras. Tai ten, kur man teko būti, jau už poliarinio rato, jis yra tie žmonės, kurie ten gyvena gamta, jie yra visiškai kitokie negu, tarkim, pietiniam Sibire. Aš jau nekalbu apie pačią Rusiją, todėl labai sunku būtų apibrėžti. Yra iš tikrųjų labai įdomus potyris, todėl kad viskas pas juos yra labai trumpa. Tai yra mes pataikėm į vasarą, karšta, sausa, dega tundra, nuolatos kyla dūmai, nesusitvarko su gaisrais. Tas pats buvo ir su taiga degančia, bet dar būdami, dar Liepos pabaigoje mes pajutom, kad atėjo ruduo. Va taip, tiesiog, kad tu tai būni ir pajunti, kad ateina ruduo, tai yra krenta temperatūra, naktimis nukrenta jau iki +2, +3, jau reikia termo drabužių miegant palapinėse. Ir aktyviai, aišku, geriausi draugai tavo Sibire, tai yra uodai. Na, o aišku, turbūt didžiausias iššūkis būtų tas ten nuvažiuoti per poliarinę naktį, nes mes buvom poliarinės dienos metu, kas yra, aišku, nepaprastai įspūdinga, kai saulė niekada nenusileidžia, jinai visą laiką kaba, tu esi visiškai praradęs laiko pojūtį, tau atrodo, kad yra 11 valandų vakaro, yra 3, kai tu pasižiūri į laikrodį ir taip toliau. Ir, aišku, gamta, kuri, tokia, sakykime, kovinė, tai yra ji laikosi prieš tą poliarinę žiemą, prieš tos 90 mėnesių. Na ir žinoma, Jenisejus savo turbūt didybę, jis tikrai gniaužia kvapą, tai viena yra iš įspūdingiausių upių, ką man yra tekę matyti. Jie yra kitokie, negu man teko bendrauti su, aš jau nekalbu apie maskviečius ar Piterio žmonės, jie yra visiškai kitokie, jie turi visai kitokį požiūrį, sakykime, galbūt į tarptautinę situaciją, į tai, kas vyksta Rusijoje. Jie yra faktiškai atkirsti nuo didžiojo pasaulio, bent jau ten, kur man teko būti. Produktai gabenami jiems lėktuvu, ten nėra kelių, mašinos tik tai miesto viduryje į Garkos važinėja, ten nėra geležinkelių. Iškai du būdai yra arba lėktuvu tu atskrendi, arba 4 dienas plauki Jenisejum garlaiviu. Taigi faktiškai visiškai atkirsta vieta yra. Ir jie yra įpratę nuo nieko nepriklausyti. Jie darbo nėra, jie išsilaiko žvejodami, medžiodami, ypatingai žvejodami tas žuvis, kurių nelabai nori valdžia, kad žvejotų, nes jos yra raudonoji knygoje, jų negalima žvejoti ir taip toliau, ir taip toliau. Bet sunku ten yra, žinoma, kainos yra didelės, kainos yra lietuviškos, atlyginimai yra sibirietiški. Ir tas jų toksai užsispyrimas ten išsilaikyti, bet jie užsispyrę laikosi, jie nepasiduoda ir tai kelia žavesį tam tikrą prasme. Coca-Cola yra snickersai, bet tik 4 parduotuvė, mes, pavyzdžiui, atėjom, sakom, daugiau 12 snickersų, neturim tik tai 4, o kitą partiją užveš po 2 savaičių. Tai, tarkim, jaunimai buvo pamatytas vis tiek sovietizmas labai dar gajus. Tai yra, parduotuvėse nėra savitarnos, be abejo, nes čia neaišku su tavim. Yra tos tokios sovietinės pirtis. Aišku, mes jas ėjom po savaitės miške pagyvenimo kaip į kokį rojų ir tai labai greitai pakeičia tavo pasaulėžiūrę tam tikrą prasme, kai tu esi atkirtas nuo civilizacijos. Bet tai yra, kaip kažkas pasakė, tarp pirtis, viešoji be abejo pirtis, kažkas tarp romėnų pirčių ir konclagerio. Maždaug toksai miksas. Tai va tie tokie elementai, kurie ateina turbūt iš tos sovietinės praeities, jie dar yra gajus, nes jie elementariai nėra kaip atsikratyti. O vakarietiškumas per tam tikras prekes galbūt, bet jų nėra daug. Vis tiek dominuoja rusiška produkcija, nes vėlgi ta pati Coca-Cola yra gal 1,5 karto brangesnė negu Lietuvoje. Gal aš labiau pasakyčiau, kad turbūt išsivalė galva. Tas, kelionės apskritai galva pravalo, bet tai buvo pati ekstremaliausia mano kelionė. Turbūt vien dėl to, kad jau mano antra ekstremaliausia irgi buvo į Rusiją, tada aš keliavau vienas ir keliavau visiškai atsitiktinai pasirinktą tašką. Tiesiog pasiėmiau Rusijos žemėlapį, bakstelėjau pirštų ir nuvažiavau ten. Bet ten kažkokio didelio ekstremalumo nebuvo. Tai yra, aš gyvenau pas žmonės, ten man darė ekskursijas, puikiai praleidom laiką. Čia šiuo atveju buvo visiškai išėjimas iš tokios komforto zonos, nes mes važiavom vis tiek dirbt daug, dirbt tokių darbų, kurių aš nė karto nesu dirbęs ir kaip mes juokavom, aš labai daug mokiausi jaunas būdamas, kad nedirbčiau tokių darbų, kaip ten kirsti medžius ar ten duobes kasti ir panašiai. Ir tu tą darai 14 valandų per parą. Toksai tokį dorą, nuoširdų fizinį darbą, miegi palapinėj, vandenį matai, nusiprausimui matai sykį per 4-5 dienas. Taigi,
ta tokio tikrai man tai buvo pakankamai įdomus išbandymas. Bet aš galvoju, kad man bus sudėtingiau ir dėl to aš esu visai savimi patenkintas, kad tai nebuvo taip sunku, kaip aš galėjau tikėtis. O kad mintis prasivalo, kad atsiranda kažkokių tai aiškesnių vizijų, ką tu nori daryti ateityje, kur tu nori eiti, ko tu nori būti. Nu, čia aišku gal juokingai skamba, man jau yra beveik 40 metų ir galvoti apie tai, ko tu nori būti, gan juokingai atrodytų, bet tas yra. Ir turbūt va, tokios kelionės, kurios yra tave išmuša iš komforto zonos, jos turi tą privalumą, kurios išgrynina tavo mąstyseną. Čia buvo prieš 10 metų, tiesiog vėlgi buvo turbūt per daug šiukšlių galvoj, per daug visokio streso, lėkimo ir panašiai. Supratau, kad man kelionė neužteks kelionės į Romą ar į Paryžių. Ir tiesiog bedžiau pirštų, pataikiau į Kolos pusiasalį, vidury taigos, atradau tokį kaimelį Kalevalą. Nusprendžiau, kad aš ten važiuosiu. Netikėtai susiradau ten vietinį Latvį, kuris rūpinasi atvykėliais. Visi žiūrėjo labai keistai. Kaip ir beje toj pačioj Igarkoje visi mūsų žiūrėjo labai keistai, ar ne? Lietuviai atsibeldžia 5000 km tvarkyti kapinių. Ten irgi visi žiūrėjo labai keistai, bet kai jie atšyla tie žmonės, jie tampa tavo geriausiais draugais. Jeigu tu pradžiai būna labai visi atsargus, ypatingai vėlgi ta pati politinė situacija, propaganda, kuri bombarduoja juos iš televizorių ekranų. Bet jeigu tu su jais sutari, kad žiūrėkit, televizorius greičiausiai meluoja, ar ne? Nes mums sakydavo, pavyzdžiui, ir dabar Rusijos sakydavo, nu, tai jūs ten fašistai. Sako, jūs mūsų labai nekenčiat. Aš sakau, žiūrėkit, mes atvažiavom pas jūs, ne? Mes čia iš jūsų perkam, čia viską darom, tai kodėl jūs manot, kad mūsų, gal televizorius meluoja? Ir tada pradeda galvoti, gal iš tikrųjų televizorius meluoja. Ir tada pradeda su jais bendrauti ir jie atšyla ir iš tikrųjų tada jau tas žmogus tau viską duos. Ta prasme, ką jis turi ir ko neturi ir pasirūpins. Tai tas mitas apie tą plačią ruso sielą, jis yra iš dalies tikrai teisus. Tai va, o ten ta kelionė buvo tiesiog va, toksai irgi tam tikrą prasme savęs ieškojimas, bet labai tokiom keistom sąlygom. Literally. Ta prasme, aš paėmiau žemėlapį, apsukau ir bedžiau pirštą į Rusijos vietą ir pataikiau dar į pakankamai tokią neblogą vietą, nes ten yra nuo Sankt Peterburgo viso labo 1,5 paros traukiniu į šiaurę. Ten jau yra irgi prie poliarinio rato, netoli Baltosios jūros. Bet dar 200 km į taigą, gilin, kur tu važiuoji su tokiu autobusiku, kuris, dar Brežnevą tikrai matė gyvą. Tai ir po to man taip ten patiko, kad po to kitais metais mes susitarėm su savo 5 draugais, susitarėm su vietiniais, jie mums padarė tokį 7 dienų žygį su sniego motociklais po taigą. Ir mes pasiėmėm sniego motociklus, mes važiuodavom, mes nakvodavom trobelėse ir tiesiog varydavom. Ir irgi, nors viskas aišku, rusiška technika, viskas gedo, lūžo, strigo, bet jie visą laiką turi labai paprastą sprendimą. Jeigu kažkas sulūžta, visą laiką kažkur už 2 km yra auksarankis meistras, Fedė ar Saša, jie nuvažiuoja, grįžta su Fedė ar su puslitriu ir kol Fedė tvarko, mes tvarkom irgi kažką tai ir visiškai taip yra, nėra kažkokių didelių problemų. Kaip kada? Aš esu keliavęs ir į Turkiją su All Inclusive. Bet dėl tokios paprastos priežasties, tuo metu vaikams buvo 2 ir 3 metai, tai aš tikrai jų nesitempsiu į Santiago de Compostela žygį turbūt, ar ne? Man kelionės yra svarbu, man yra gerai bet kur, bet kada, man nėra blogų kelionių, negali būti blogos kelionės. Netgi ta kelionė, kur man viskas nesisekė, kur aš susirgau, kur man nepatiko vietiniai, kur mane apvogė, tai buvo kelionė į Marakešą. Nu taip, tai buvo mano blogiausia kelionė, bet jinai vis tiek yra gerokai geriau negu sėdėti namuose. Tai, o taip, yra buvę ir 5 žvaigždučių viešbučių, ir prabangiausi ten Las Vegaso apartamentai, ir yra palapinės. Ir man visiškai jokio skirtumo. Iš tikrųjų, man nėra didelio skirtumo. Jeigu yra 5 žvaigždučių viešbutis, ir gerai, bet tvarkoja. Bet jeigu hosteliai, tvarkoja, susipažinsim, 2 žvaigždučių, tvarkoja. Man visiškai jokio skirtumo. Man yra turbūt įspūdžiai ir tas noras pamatyti, nueiti nuo tų turistų takų. Off the beaten track. Tiek maisto prasme mes stengiamės niekada nevalgyti ten, kur valgo turistai. Aš skiriu galybę laiko internete atrasti tuos restoranus, kur valgo vietiniai, kur gamina mama, o papa, kaip Italijoje, už baro stovi ir taip toliau, ir taip toliau. Pirmas dalykas, turbūt reikia suprasti, ar tau tai patinka ar ne. Ar tau patinka investuoti daug savo laiko į pasirengimą kelionį. Jeigu tau iš tikrųjų tai patinka, jeigu tai yra fun, tau patinka ieškoti, naršyti, sėdėti, dėlioti, lyginti, skaityti recenzijas, lyginti recenzijas, kažkokių tai ten perliukų ieškoti, tai tada skirtam daug laiko. Bet visi sako, kad jis priima tai, kad tai yra, viskas, agentūrų nebereikia, tegu agentūros miršta ir taip toliau. Yra krūvo žmonių, kuriems tai nepatinka. Arba kurie neturi tam laiko. Tai aš tada manau, kad tiesiog elementariai nekankinkit savęs dėl to, kad tai yra madinga daryti. Skambinkite gerą patikimą agentūrą, jums viską ten sudėlios. Man tai nežmoniškai patinka. Man yra 50% malonumo organizuotis kelionę pačiam savo.
susirast pigius bilietus. Aš, pavyzdžiui, dabar beveik jau turbūt 3 metus keliauju ne pagal tai, kada aš galiu, o pagal tai, kur aš randu pigius bilietus. Ir, pavyzdžiui, man buvo toksai, bet vėlgi prieš kokius 4 metus turbūt buvo įspūdingas momentas, mes radom pigius bilietus į Braziliją už 280 eurų ir nežinojom visiškai, nebuvom suplanavę su šeima biudžeto, su žmona. Nu, bet gal kažkaip ten, kažkaip gal. Paprastai taip ir būna. Ir po 5 dienų žiūri, bats pasiūlymas į Japoniją, tuo metu dar buvo litai, bet eurais tai būtų apie 200 eurų. Į Tokiją bilietas 200 eurų. Nu kaip tu gali praleisti? Ir mes susipirkom dar su visai šeimai tos bilius ir tada aš jau labai rimtai galvojau, ką daryti, reiškia, su biudžetu iš kažkur paimti pinigų. Na, bet kai tu turi gerų idėjų ir energijos, tų pinigų visada atsiranda ir mes išvažiavom ir ten ir puikiai praleidom laiką. Tai mano turbūt viena taisyklė yra niekada nemokėti už lėktuvo bilietus daugiau negu 350 eurų. Čia tokia yra kaip geležinė taisyklė. Na, galbūt išskyrus Australiją, jeigu. Va ten galbūt jau galėčiau daugiau. Bet šiaip čia yra šitas ir aš tik tai gaila, kad negaliu tiek daug keliauti, kiek aš norėčiau. Ir dėl to man yra pavydu žmonės matyti, kurie gali gerokai dažniau negu aš. Aš galiu tai daryti galbūt 2 kartus per metus. Va taip pat. Tokias pagauni, tokias rimtesnės kelionės. Aš nekalbu apie ten savaitgalinius, kur tu sėdi į Vizeirą ir nuvarai į Romą kavos pagert, ar ten į Tel Avivą truputėlį pasimaudys, ar į Eilatą. Tai čia aš tokių neskaičiuoju, kur yra tiesioginis skrydis, čia net ne kelionė, čia yra šiaip. Ar į Klaipėdą važiuoji, ar į Eilatą skrendi, man tai yra vienodai. Aš kalbu apie tokias jau sudėtingesnės kelionės, kur tu ten kombinuoji, išskrendi iš Oslo, skrendi per Pekiną, grįžti per Londoną, tu ten miegi kažkur oro uoste ir tai yra žiauriai nekomfortabilu ir visi sako man, pavyzdžiui, taugi 40 metų, kodėl tu negali pasimti tiesioginio skrydžio verslo klase, ką pinigų neturi. Nu, neturiu verslo klasę, esu tik vieną kartą gyvenime skridęs verslo klase, bet man ir nereikia, man čia yra pusė malonumo, pusė smagumo. Gyventi pa žmonės dabar, pavyzdžiui, Airbnb yra visiškas atradimas. Bendrauti su žmonėm, su jais kartu leisti laiką, yra smagu. San Franciske, Las Vege, Vietname, Londone, Šveicarijoje, dabar labai geri, niekur nebuvo problemos, absoliučiai niekur nebuvo problemos. Kai kur mes labai daug bendraudavom, kai kur tiesiog žmonės padėdavo, pasakydavo ten, kur ką reikia surasti ir viskas. O geriausia tai buvo Filadelfijoje. Man patiko, aš užsisakiau kambarį pas tokią studentę. Jis senajam centre gyvena, ten turi 2 aukštų namą. Jis man parašė likus 2 dienom, sorry, pasikeitė mano planai, aš turiu išvažiuoti ir negrįšiu. Tai raktas yra pašto dėžutė ir tu išvažiuodamas reiškia palik. Ir aš turėjau 2 aukštų namą. Vėlgi, visiškai svetimas žmogus, jinai paliko 2 aukštų namą. Nu, aišku, aš turiu ten neblogų atsiliepimų Airbnb, mano geras reitingas. Su tokia močiutė gyvenau, reiškia, Londone, pas tokia močiutė, kuri yra visiškai turbinė, kuri išvažiavo dieną prieš fotografuoti povandeninio pasaulio į Kubą ir paprašė, kad aš jos katiną atiduočiau kaimynams ir aš tą katiną nešiau kaimynams ir tas katinas ten žviegia ne savų balsų, reiškia. Tai tokių yra, žinai, detalių, smulkių dalykų, kurie visą laiką išlieka. Ko gero, man tas katino nešimas buvo gerokai spūdingesnis ir labiau daug suteikė prisiminimų, negu ten kažkoks tai aplankytas landmarkas Londone ar dar kažkur. Nu, Londonas čia apskritai ne kelionė jau, čia priemiestis. Amerika. Keistai nuskambės Amerika, aš esu Amerikoje buvęs gal 12 kartų ir Amerika man tai yra ne Los Andželas ir ne New Yorkas. Aš labai stengiuosi kiek manoma daugiau pamatyti kitų valstijų, kadangi aš esu visiškas amerikietiško futbolo fanas, aš kartais važiuoju, blitzą darau per daug valstijų, kad kiek įmanoma daugiau pamatyčiau rungtynių. Ir tu matai tą visai kitokią, Kalifornija iš esmės skiriasi nuo Jutos, Jutas skiriasi nuo Kolorado, Koloradas skiriasi nuo Teksaso, kur ten yra visiškai tokios kosminio platumo gatvės ir tokios nesuvokiami atstumai. Tai man tas visuomet yra trauka sugrįžti ir dar kartą į Ameriką ir kol aš visų valstijų neaplankysiu, tol aš nenusiraminsiu. Svajonių šalis, kurios aš dar neaplankiau, yra Naujoji Zelandija, Hobbitas, Žiedų valdovas, filmavimai, išlikusios olos, kur tu gali įeiti ir žaliojo drakono smuklė, kur tu gali išgerti alaus. Tai čia aš laukiu, kada jau atsiras tie bilietai. Ir aišku, Tailandas yra ta šalis, kur tu visą laiką su šeima mielai ir su draugais mielai grįžtum ir mes tengiamės žiemą išvažiuoti kažkur tai, kur šilta, nes šita šalis turi vieną minusą. Vienintelį minusą tai yra šalta, blogą orą. Ir tas labai padeda atgaivint smegenis. Tai net ir sunku būtų įvardinti. Italija yra, aišku, didžioji meilė, kur tu Romoje, aš nežinau, kiek kartų esu buvęs. Ir šiemet, kai važiavom su žmona, galvoju, jau tikrai, tu turi nusibosti.
Nu, kiek galima vaikščioti po tą patį forumą, žinai. Nu ir ne, nu ir tu vis tiek atrandi kažką naujo, ar kažką nematyto, ar kažkokį tai naują vietą, kur tu gali gerti espresso ir panašiai. Taip, su Serbija turbūt vienas buvo įdomesnių momentų, kai mes važiavom paskui mano mylimą Anglijos futbolo klubą Newcastle žiūrėti rungtynių su Belgrado Partizanu. Ir tuo metu buvo labai įtempti santykiai, nes NATO ką tik buvo bombardavusi Serbiją ir tu važiuoji, tarkim, jau naujų kelių ir tu matai tas bombų žymes. Tai anglai ten nebuvo labai sutikti draugiškai ir anglams buvo uždrausta išeiti iš viešbučio, juos saugojo apsauga. Mes to nežinojom ir mes su Newcastle marškinėliais trynėmės po miestą, tai mes ten ir į galvą turėjom progų gauti ir visą kitą, bet įspūdingiausias momentas buvo tas, kai atvažiavom į stadioną, pamatėm tokį dvigubą jų vietinio aro liniją su juodais šalmais, jie mus paėmė už pakarpų, greitai įmetė į tą koridorių. Ir mes pirmieji įeinam į stadioną ir 500 000 žmonių pradeda rėkt, švilpt, mėtyti mūsų daiktus, ten fajerius mėtyti ir panašiai, nes mes buvom pirmieji anglus ir galės, dar anglų autobusai nebuvo atvažiavę. Tai va, tai čia buvo toksai labai įdomus įspūdis. O šiaip tai aišku, yra buvę pasiklydimų, yra buvę vien ten Las Vego istorijos su pasaulio pokerio čempionatais ir ten dingusiais pasais ir ten, nu žodžiu, tų istorijų čia yra sočiai, bet aš manau, kad kiekvienas ten turi tokių istorijų ir jos kelionė be nuotykio negalima, tai yra nesusipratimas, o ne kelionė, jeigu tu ten nepatiri kažkokio tokio rimto nuotykio. Kelionės man kvepia laisvė. Kelionės man kvepia laisvė, kelionės man kvepia nuotykiais, kelionės man kvepia išėjimu iš tokios rutinos. Ir jeigu aš neturiu bilieto, aš turiu nuolatos turėti bilietą. Kad ir po 4 mėnesių, kad ir po pusės metų. Jeigu aš neturiu bilieto, aš blogai jaučiuosi. Aš visada turiu bilietą. Ir dėl to man tada yra gyventi geriau, man tada yra lengviau gyventi, kai tu žinai, kad tu turi bilietą. Kažkur. Aš dabar, pavyzdžiui, turiu bilietą į Izraelį lapkričio mėnesį ir aš jau šiek tiek esu ramesnis. Bet tada iki to aš jau gali prikristi ir sukristi, bet bent jau žinau, kad aš turiu bilietą. Ir tada yra man gyventi gerokai lengviau. Ačiū. Nėra už ką.